Šį kartą zodiako ženklas Skorpionas. Kiekvieną ženklą galime labai plačiai aptarti, visas savybes, išjausti, prisiminti tam tikras patirtis, pažįstamus žmonės, ar tai savo savybės, suvokti, integruoti giliai iki kaulų syvų. Nes tik taip galima suprasti astrologijos mokslą. Ne paviršutiniškai, o labai giliai. Ir tam būtina suprasti pirmiausia kiekvieno zodiako ženklo savybės ir planetų savybės. Po to astrologinius būstus. Jeigu to nesuvokiama, tai visumos pamatyti tikrai nepavyks. Taigi, Skorpionas. Tai tas zodiako ženklas, kuris bent kiek išmanančius apie astrologiją savotiškai gąsdina. Taip, nes Skorpionas yra tas zodiako kiauras matymas, sakykime. Visi vandens stichijos ženklai tokie yra. Jie jaučia, jų intuicija labai stipri. Ir Skorpionas, aišku, skirtingai nei Vėžys, tai yra tas šeimyniškas, jautrus ir norintis besirūpintis ženklas, bei Žuvis, dvasingas, besąlygiškas, gelbėjantis. Skorpiono energija yra kitokia ir jinai iš tikrųjų yra tokia, sakykime, blogietis. Iš tokio absoliuto pusės mes neskirstom nieko, kad gerai ar blogai, nes nėra iš kokio kampo bežiūrėsi, pavyzdžiui, kai gyvenime pasiekiai didžiausią dugną ir tai buvo tarsi blogai, skyrybos, bankrotas, mirtis, liga, tai galbūt atvedė į visiškai naują suvokimą. Nes pirmiausia, svarbu suprasti, kad vienintelis svarbiausias dalykas, ką mes čia veikiam, tai mokomės mylėti. Ir apskritai mokomės, suvokiam tas gyvenimo pamokas. Visa kita po to, šitoj plotmėj. Tai reiškia, Skorpionas tai ir pats jisai toks kaip gyvūnas, kaip tas gyvybės atspindys, jis nėra gražus. Tai ir savybės būtent žmogaus Skorpiono irgi yra tokios. Tai yra destrukcija, tai savidestrukcija, kontrolė, pyktis, labai didelis pyktis, nepasitenkinimas, ėdimas savęs ir kitų. Tik tas pyktis skirtingai nei Avino, Marso valdomų ženklų, Skorpioną ir Aviną valdo Marsas, yra visiškai kitoks. Avinas iš karto pasakys, išrėks, išrėš ir pamirš. Skorpionas, kaip sako, niekada nepamiršta. Ir tik laukia tinkamos akimirkos, kada sugels visą savo geluonį. Kai klausysite čia maždaug apie save, savo aplinką, turite suprasti, kad yra gelbėjančių ženklų. Galbūt kažkur gera pozicija Jupiterio, galbūt žuvų, galbūt dar kažkas. Tuomet neutralizuojasi, bet bendrai Skorpiono energija yra tokia naikinanti, žudanti. Skorpionas ėda tiek save, tiek kitą ir niekada nebūna išimčių. Tai reiškia, kad jis visą savo destrukciją vis tiek kažkur tai nukreipia. Tai reiškia, save naikina tai savigrauža, kaltė, ėdimas, kad kažkas netobula. Nes Skorpionai turi labai didelį perfekcionizmą, kad būtent turi būti taip ir ne kitaip, tobula, viskas suplanuota pagal planą. Jeigu šaulys yra valdomas Jupiterio ir daugiau žymi dvasinius dalykus, mokymus, mokytojus, tą evoliuciją, plėtrą, tai Skorpionas pagrinde žymi ezoteriką. Būtent ezoterika tai tą materialią pasaulio pusę, tai magija, okultizmas, tas ėjimas prieš Dievą, prieš jo planą, kad aš čia. Tai visi triukai, kaip apeiti, sakykime, apeiti Dievą. Taip yra, iš tiesų. Tai reiškia, aš kažką suplanuosiu, aš kažką čia prisibūrsiu, aš kažką čia gausiu. Tai dėl to visa magija, visa ezoterika yra paremta būtent Skorpiono ženklu ir 8 astrologiniu būstu.
8 astrologinių būstų, tai tas ezoterinis būstas. Tai yra didelis skirtumas, ar žmogus domisi, kaip padaryti vudulėlę ir su ją ten kažką žaisti, kaip atkeršyti, įgnypti, kaip įkasti, ar atleisti, mylėti, paleisti, priimti, dėkoti. Tai yra visiškai skirtingos energijos. Skorpionas labai mėgsta paslaptis, tai yra uždaras ženklas, nėra atviras, kaip tarkim po jo einantis šaulys. Tiek šaulys, tiek skorpionas yra paslaptingi, labai paslaptingi, nes jie patys iš savęs tiesiog ir žymi skorpionas 8 būstą, o šaulys 9, tai tuos aukštesniusius mokslus, paslėptas žinias. Tik tai skorpionas visada bus ramesnis, mažiau save išreiškiantis, labiau save viduj slepiantis, nenorantis parodyti savo neigiamų savybių, viską bandantis užslapstyti. Ir dėl to ta kontrolė įsijungia, kad sukontroliuoti, kad kiti nepamatytų mano neigiamų savybių. Tai gali būti visokie būdai naudojami. Tai ir išvaizda, ir tam tikros elgesio manieros, ir reiškia manipuliacijos. Skorpionai labai mėgsta manipulacijas. Ir labai svarbus dalykas pabrėžti. Skorpionas visada ieško silpnų vietų kitame. Tai reiškia, jeigu jūs susidursite su skorpionu, jis iš karto pirmiausia jūs nužvelgs ir ieškos pas jūs silpnybių, per kurias jo, sakykime, demonai, tamsiosios tos jėgos galėtų veikti ir jumis manipuliuoti. Jeigu skorpionas norės gauti iš jūsų kažkokios naudos, jisai visada apžvelgs jūsų silpnybės. Tai yra, kaip aš galėčiau prie jūsų pristrinti, prieiti. Reiškia, kokia yra jūsų silpnoji vieta. Galbūt jūsų silpnoji vieta yra ta, kad jūs labai mėgstate materialius daikčiukus, dovanas. Galbūt jūsų silpnoji vieta yra ta, kad šiuo metu jūs norite sužinoti, kaip rūpintis savo odą ir aš viską apie tai žinau, aš galiu jums tai suteikti. Galbūt jūsų silpna vieta yra ta, kad jūs neturite, kas jūs išklauso, įsiklauso ir taip toliau. Pakankamai sunku net sugalvoti, iš tikrųjų yra šiek tiek apie tą skorpioną kalbėti, kai tokių savybių neturi, bet tai yra išjausta iš aplinkos. Ir skorpionai, be jokios abejonės, kai būdama visumos integracijos dalis, labai puikiai sugeba atspindėti mūsų vidinius demonus. Dėl to, kaip sako, bijok skorpionų, neprisileisk. Kaip tik ne, visiškai ne. Reikia su jais draugauti, su jais būti, pažinti tas savo tamsiasias puses, nes būdami su jais jūs galite pamatyti labai greitai tai, kas yra jumise irgi neigiamo, nes tai vis tiek yra ženklas toks turintis daugiau tų tokių destrukcinių savybių, kurios eis prieš gamtą. Niekaip negalim pasakyti, kad skorpionas labai jau ten stipriai eina su Dievu. Paprastai tai vis tiek, sakau, daugiau domina ezoterika, nebent tokie tam tikri niuansai, nes kas tie astrologiniai ženklai, jie tik mūsų apvalkalai, tai mūsų savybės, asmenybės savybės, bet ne vidus, ne širdis. Tai nereiškia, kad skorpionas negali turėti jautrios širdies, gražios karmos ir taip toliau, visiškai ne. Gali būti tokių skorpionų, nes reikia visumą derinti, nakšatrą, kitas planetų padėtis, kurie viduj bus labai plačios širdies, bet išoriai tiesiog mėgstantis save kontroliuoti, slėpti. Ir skorpionas gali būti pats geriausias psichologas ir psichoterapeutas, nes, kaip sakiau, jau labai labai gerai gali atspindėti, išjausti, pajausti ir ypač tas tamsiasias pusės. Skorpionai ir labai aistringi yra, labai labai pasineria. Jeigu visi aistringi ženklai būtų ugnies, tai liūtas, avinas, šaulys, tai skorpionas, kaip būdamas vandens ženklas, yra praktiškai vienas iš pačių aistringiausių ir mėgsta visokius slaptus romanus, intrigas, manipulacijas, reiškia. Bet kaip gauti tą moterį arba kaip gauti tą vyrą. Ir jeigu žmogus esate labai labai naivus, tai tikrai verta pasižiūrėti, su kuo jūs bendraujate. Jeigu jūs bendraujate su skorpioniškos natūros žmogum, tai taip
atsargiai reikėtų žiūrėti, nes, kaip jau sakiau, visada tai praktiškai rodo kažkokius tai slaptus kėslus, intrigas ir nebūtinai pats žmogus su tom skorpiono savybėm tai supranta, nes tai yra tiesiog jo ta tokia pusė, tokios savybės, kurios yra įtakojamos vis kito astralinio kūno. Baisiausia bus tada, jeigu sutiksite skorpioną dar ir su širdim, kurioje nėra moralės, etikos, sąžinės. Tada gali baigtis labai blogai, nes per tokią skorpionišką energiją valdo labai stiprus agregorai, astraliniai pasauliai. Nes, kaip sako, tokia visiškai paprasta žmogiška prasme, kas yra Dievas, tai yra sąžinė ir moralė viduj. Kai šitas žmogus yra praradęs per daugybę gyvenimų, per jį gali eiti labai stiprios tos energijos ir tai labai sunku tą pakeisti. Nes tiesiog mes esame tai, kas mes buvom praeitį. Mes būsime tai, kas mes esame dabar. Tai jeigu per daugybę gyvenimų moralės ir sąžinės nebuvo, tai negi tu dabar paimsi ir būsi kažkoks tai moralus žmogus. Ne, tam reikia po truputį pradėti, etika, moralė, sąžinė, kažkaip tą pojūtį, bet tai ateina iš čia, nes žmogus, kuris turi stiprią sąžinę, jis net negalės padaryti kažko tokio blogo prieš etiką, prieš moralę, prieš Dievą, kaip sakant, prieš tą aukščiausią sąžinę, nes jį tiesiog jį suės sąžinė, tuo tarpu yra žmonių, kurie jos net neturi.